Sveiki, dabar esu Kaune, Eigulių kapinėse. Šios kapinės yra pačios seniausios Kaune. Klaidingai buvo manoma, kad Petrašiūnų kapinės pačios seniausios. Tai yra šios kapinės pačios seniausios Eigulių. Ir atvykau su tokiu tikslu. Jums parodysiu labai įdomų kapą. Papasakosiu jo istoriją. Dabar belieka jį susirasti, tą kapelį. Maždaug orientuojuosi, kuris randasi. Šios kapinaitės buvo įsteigtos 1880 metais. Kągi, eisiu susirasiu tą vietą ir tuomet pakomentuosiu. Štai įdomus toks kapas su originaliu paminklu. Galima iš karto nuspėti, kas čia ilsisi. Tai 7 oro eskadrilės karo lakūnas Aleksandras Kostkus. Tai toks originalus kapelis. Šios kapinės randasi ant tokio didžiulio kalno. Gal čia ir Piliakalnis skaitosi. Gaila, šiandien tokia šalta diena, nesaulėta, gana vėjuota. Nu kągi, ne visada prisitaikysi atvykti. Prie progos atvykau. Dar parodysiu tokių įdomių kapelių. Pasistengsiu daug senesnių parodyti. Yra, aišku, jau ir neprižiūrimų kapelių. Nieko nepakeisi, nepadarysi. Yra kaip yra gyvenime. Nėra artimųjų ir nėra kam prižiūrėti kapelių. Kadangi į kalną, tai žmonės net pasidarė laiptus. Kaip įdomiai, bet kiek daug reikia lėšų susibetonuoti. Patiems ko gero reikia. Štai čia kaip originaliai iš juodo granito. Tiesiog problematiška ant tokių skardžių kapelį. Matote, kai koks kalnas. Čia panašiai kaip Pajavony ant tokio kalno. Medžiai labai seni. Jau juos reikia kažkaip išpjaustyti, nes krenta šakos, gali sulaužyti paminklus. O didžiuliai ąžuolai
Seni. Norėk lip žemyn, kad tik nenusivertus. Šito ąžuolo, matot, pasisodino žmogus gal šitam kapelį ąžuoliuką ir koks užaugo ąžuolas. Šiam ąžuolui tai ko gero jau kokie 700 metų. Čia labai originalus kapas žmonių. Labai originalus. Štai didžiulis riedulys. Štai čia jau ąžuolas atgyveno savo, išpjautas. Štai va vėlgi žiūrėkit laipteliai kokie originalūs gražus. Bet va takai pagrindinė išasfaltuota gražiai, padaryta viskas, sutvarkyta. Labai šauniai. Štai čia labai gražus kapelis. Štai pažvelkite, į kokį kalną reikia lipti. Čia tiesiog kaip į Gedimino kalną, o jie... Ir kaip čia pavyko jiem išasfaltuoti į tokį kalną. O čia smagiai su dviračiu nulėkta žemyn. Oi. Nu žinote, atlipau tą kaip į dangų. Pažiūrėkit kur. Oi, padusau. Štai čia koks labai originalus paminklas Gulbė. Tai dailininkų ir skulptoriais menininkų Krinickų kapelis. Labai dailu. Štai čia įdomus kapelis, įdomus paminklas. Paminklo šone matot metaliniais trys laikikliai žibintams, labai originaliai sugalvota, suprojektuota. Kapinys yra didžiulis. Štai medinis. Toksai monumentas, va. Štai čia tikras lietuviškas kapelis. Taip ir turėtų būti medinis kažkoks kryželis. Ir tai rūpintojėlis. Štai va kaip čia rūpintojėlis. Tikras lietuvių kapelis. Labai stilinga, labai jauku, labai gražu. Ir tom sielom ilsėtis tokiame kapelyje, kaip sakyti, smagiau. Kažkur dar prasieisim. Štai čia įdomus sprendimas. Taipogi paminklo. Labai kapinės didžiulės. Visų tikrai neišvaikščiosiu. Vėlgi gražus rūpintojėlis.
Labai gražu. Štai čia jau nauja kapelė. Štai čia įdomus prieky kapas su kolona. Paminklas buvęs tikriausiai ant viršaus kolonos, tai buvo kryžius be abejo. Užrašai lenkų kalba, jo neišlikė nei nuotraukyčių. Labai senas kapelis. Tai kaip ir šitas irgi. Čia tikriausiai gerbiamų mokytojų kapelis, ant paminklo iškalta knyga. Štai čia įspūdingas paminklas su didžiulė Marijos statula. Štai čia irgi gražus paminklas. Kaip ir čia. Čia jau marmorinis rūpintojėlis. Čia irgi labai senas kapelis jau. Dar čia pamačiau įdomų paminklą. Labai įspūdingas. Čia labai gražus kapelis, paminklas, šokanti pora. Ko gero čia kokie šokėjai. Ignatavičiai. O čia kaip suaugę, žiūrėkit, buvęs kapelis, kaip sodina žmonės stojas prie kapų. Kas paskui vyksta? Kas paskui vyksta? Čia jazminai suaugę ant kapelio. Čia vėlgi labai jau seni kapeliai. Štai čia labai gražus paminklas su Kristaus statula didžiulė. Čia ir įspūdingas paminklas iš didžiulio riedulio iškaltas, kūdikis su balandžiu. Štai čia taipogi įspūdingas paminklas, verkiantis, liūdintis angelas, didžiulė statula. Štai gerbiami, ką padaro laikas. Ką padaro laikas, va. Medis savo auga, gyvuoja. Didžiulis diemedis.
po kapelio. Štai pažvelkit, kaip kapas ant pačios skardžios. Ant pačios skardžio kapinės, ant bedugnės krašto. Tiesiog ant prarajos. Nieko nepadarysi. Štai kokie tie skardžiai. Didžiuliai. Netgi štai kapelis vėlgi ant pačio skardžiaus. Tiesiog priversti žmonės savo kapelį sumūryti kaip pastatą. Kad į jį patekti į kapelius reikia laiptų. Štai čia vėlgi labai įdomus paminklai. Labai įdomus originalus. Štai labai spūdingas paminklas. Labai spūdingas. Kaip minėjau, šios eigulių kapinės pačios seniausios Kaune. Tai todėl ir tokia vieta negailestinga, kur buvo paskirta ant tokio kalno. Kur paskyrė, kaip sakyti, miesto valdžia vietą kapinaitėm. Ten ir žmonės turėjo laidoti savo artimuosius ir tu nieko nepakeisi. O kągi, judėsim link stotelės, link čia visų neapeisi graužybių, gražių paminklų meniškų, kaip sakyti, taip čia įsireiškus. Čia ne muziejus, bet yra meniški. Paminklai meniški. Tai čia kaip istorija meno. Štai didžiulis kryžius. Vėlgi toks tikras lietuvių kapelis. Labai spūdinga. Man labai patinka taip. Jokių ten tų akmenų. O toks ąžuolinis kryžius. Ir jis tikrai stovi kokia keli šimtus metų. Jį reikia tik tai patepti, padažyti. Vėlgi kitas kapelis, kur pirmai buvo labai panašus. Marmurinis rūpintojėlis. Štai dar čia įdomus kapelis, įdomus paminklas. Irgi koplytstulpis. Čia gal kokie žmonės įžymus Lietuvos. Netgi žiūrėkit ant akmens iškalta juosta. Netgi šonuose iškalta juostos liaudiškos.
ant akmenų vėliavėlė Lietuvos įsmeigta. Čia Grinevičienė Ona, Butkevičius Juozas, Butkevičienė Marija, Butkevičius Povilas ilsisi. Ko gero, Lietuvos įžymus žmonės. Štai šiuo vinguriuojančiu takeliu ir nusileisiu atgalios. Bet pažvelkite vėl kokie žuolai. Nu čia tikrai 700 metų žuolai. Čia tas pats kaip ąžuolyne. Ir štai koksai kapelis. Čia įdomus sprendimas. Toks alpinariumas tikrai įspūdingai atrodo. Bet tie ąžuolai tai tiesiog gąsdinantys. Kaip ant šitų šlaitų atrodo kapeliai. Štai čia vėl įspūdingas kapelis su didžiulė statula. Netgi su laiptais, nes kaip prieisi, labai graži statula. Tarp ąžuolų kapelis įsikūręs. Ir pabandyk juos pajudyti, tuos ąžuolus. Jie gali suniokoti šitą įspūdingą statulą. Štai čia vėl įspūdingi paminklai. Įspūdingi paminklai žmonių garbei. Štai žiūrėkite, kaip sename kape, įdomu, kelintų čia metų parašyta. Net taip atrodo seniai mirės Elena Mulkytė Petlinskienė, mirus 1957 metais. Tai nejaugi per tiek metų užaugo šitą galingą pušis. Taip, čia be komentarų. Štai čia labai senas jau kapelis. Parašyta lenkų kalba.
Šitas taipogi labai jau originalus. O čia kaip ištisas giminės, kaip būdavo anksčiau daro, kaip koliziejus vadinasi. Šeimos kapas Groprodžinį Jana į Kamilijį Mackievičiov. Kaip šeimininis kapas. Labai įspūdingas. Štai dar vieną suradau lakūno kapelį, antros oro eskadrilės leitenantas Pranas Stelmokas. Senovinis kapelis ir šalia Stelmokai, tikriausiai jo artimieji. Čia dauguma kapelių tikriausiai žmonės nepajėgia prižiūrėti dėl fizinių galimybių, nes užlipti į šios kalnus ir aplankyti jau savo artimus tikrai iššūkis didžiulis. Man irgi va dabar skauda visus sąnarius, visus kelius belaipiojant, bet čia, jeigu dar vyresniam žmogui užlipti, tai čia iššūkis ir nebėra užtat kam prižiūrėti. Čia reikia sportininkų, kad prižiūrėti šitos kapelius. Nu kągi, mielieji. Štai toks reportažas iš Kauno Eigulių kapinaičių, seniausių kapinių Kaune. Iki kitų reportažų, iki.